Tokia tema kaip padėka. Žmonėm yra, aišku, šiaip papročiuose ir etiketė ir mandagume, kad reikia dėkoti už kažką, ką tu gauni iš kitų. Tai padėka yra ypatingas dalykas gyvenime, nes dėkodami mes nustatom teisingą santykį su šaltiniais, iš kurių mes gaunam energiją, gaunam gyvybę, gaunam sveikatą, gaunam viską. Mums atrodo, kad mes patys kažką sukūrėme, iš tikrųjų viskas, ką mes turim, tai yra atėję iš kitų žmonių, ar iš kažkur kitur. Ne mes patys pasigimdėm savo kūną, ne mes patys save užsiauginom, ne mes pasistatėm šitus miestus, ne mes patys savo susikūrėm savo gyvybę ir taip toliau. Mes, tik tikrųjų, tik labai nedidelę dalį padarom savo tikrų pastangų ir savo valios įdedam. Tai yra didžioji dalis, kurias mes turime, iš tikrųjų yra gauti kaip tam tikra dovana. Tai jeigu žmogus nemoka dėkoti arba nesupranta šito dalyko svarbos, tai labai didelė problema. Tai pirmiausia problema yra apskritai nedėkojimas kaip toks. Nedėkingumas yra didelė problema, todėl kad jeigu žmogus yra nedėkingas, tai reiškia, jisai galvoja, kad jis čia yra viešpats visko, kad jis čia viską sukūrė ir visko yra šeimininkas, kad čia viskas jo pastangom ir tie pliusai tik jam turi eiti. Iš tikrųjų, jeigu žmogus nedėkingas, tai jisai pats savo nutraukia visus ryšius ir šaltinius, iš kurių jisai gauna jėgą. Ir jis tokiu būdu lieka vienas, be jėgų, be energijos. Jis nieko tampa, jeigu jis yra nedėkingas. Dėkingumas yra vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime.